Labas vakaras, mėlyjei bokso fanai. Šiandieną stebime 18-ojo Algirdo Šociko vardo tarptautinio bokso turnyro finalą Kauno sporto halėje. Stipriausi atletai iš 60 šiandieną 9 svorio kategorijose išsiaiškins, kas laimės aukso medalius, o kas turės tenkintis sidabro. Pirmoji kova svorio kategorijoje iki 52 kg. Kovos Čekas Beisonas iš Anglijos prieš Nikitą Tomilovą iš Rusijos. Kol sportininkai žengia į ringą, priminsiu, jog pernai metais Algirdo Šociko tarptautinio bokso turnyro metu aukso medaliais pasidalino 3 kovotojai. Tai Edgaras Skurdelis 60 kg, Eimantas Stanionis ir Paulius Petronis. Šiandien finalo metu išvysime Ruslaną Efremovą, Edgarą Skurdelį, jie susitiks tarpusėje. Londono olimpinių žaidynių prizininkas Evaldas Petrauskas susitiks su vilniečiu Vladimir Popovu. Eimanto Stanionio laukia kova prieš Scottą Fitzgeraldą iš Anglijos. Tomas Sinkevičius susigrums su Vladislavu Jaskuliu. Vitalijus Volkovas svorio kategoriją iki 61 kg susitiks su kaimynės Estijos kovotoju Aro Kaupo. Vitalijus Subačius susigrums su Pauliu Zujevu. Noriu priminti, kad neseniai jie kaip ir kovojo Lietuvos bokso čempionato finale, tuomet rekordinį 16 kartą čempionu tapo Vitalijus. Na ir sunkiausia svorio kategorija virš 91. Išvysime gana įnirtingą kovą, kurioje susigrums 2 Rusijos atletai, vienas iš jų Europos ir pasaulio čempionas, tai Hasanas Gimbatovas. Štai mes matome ringę kovotojų svorio kategoriją iki 52 kg. Priminsiu, kad boksuosis Čekas Beisonas iš Anglijos ir Nikita Tomilovas iš Rusijos. Tai yra svorio kategorija iki 52 kg. Matome, jog Rusijos atstovas yra kiek žemesnis. Pradėjo kovą nirtingai, pirmoji numeriu. O Anglas savo ruožtu kontratakuoja iš tolimos distancijos. Ir pažiūrėsime, kaip jam tai seksis įgyvendinti. Gan neblogas pirmas raundas. Nes šiaip, kaip mes puikiai žinome, tai kaip ir turėtų būti žvalgybinis, kovotojai pasitikrina vienas kito stipriausias silpnąsias vietas, o jau antrame kimba į darbą. Šie atletai nusprendė kitaip. Matome gan ryžtingai nusiteikę įveikti savo oponentą. Klinčas, teisėjas Audrius Gudomskas išskiria kovotojus. Pritėtamas persivimą Rusui kelti aukščiau galvą, kurią jis nuleidžia pernelyg artimos kovos metu. Anglas šiuo metu kiek tikslesnis, pataikė keletą priekinės rankos smūgių. O Rusas savo ruožtu be atodangos eina į priekį ir stengiasi palaužti savo priešininką. Aišku scenarijus, kuomet mes ringe matome skirtingų ūgio kovotojus. Visuomet tas, kuris yra žemesnis, jis yra atakuojančio bokso atstovas, o aukštesnis traukiasi atgal ir bando išvengti smūgių bei sėkmingai kontratakuoti. Ką mes šiuo metu ir matome. Rusas pernelyg eina į artimą kovą ir tuo pačiu metu lenkia labai žemai galvą, ko pasekoje teisėjas jam davė dar vieną perspėjimą.
stiprus Ruso smūgis per ranką, dešinės. Tiesa nepasiekė tikslo, bet smūgiai akcentuoti. Kągi, į pabaigą eina pirmasis raundas. Kurį, manau, turėtumėm atiduoti atstovui iš Anglijos, Jackui Batesonui. Pripažinkime, kad jis buvo šiek tiek tikslesnis. Jackas gyvena Leeds mieste. Jo treneriai yra Philas Selleras ir Jonas Tyers. Na, o iš svarbiausių Jacko laimėjimų bokso ringe galėtume įvardinti bronzos medalį Europos bokso čempionate Minske 2013 metais. Jis taip pat yra 2 kartus Didžiosios Britanijos čempionas. Kągi, prasideda antras raundas. Pažiūrėsime, kokius sprendimus padarė kovotojai kartu su savo treneriais ir kaip ši dvikova klostysis toliau. Turime pripažinti, kad išties boksas šioje kovoje neblogo lygio. Kovotojai įnirtingai dirba, stengiasi perimti iniciatyvą ir ši dvikova yra tikrai verta dėmesio. Matome, kad Rusas šiek tiek įnirtingai pradėjo kovą, jausdamas, kad pralošė pirmąjį raundą. Tai turbūt jam ir pasakė jo treneriai. Na ir iš tikrųjų matome gan neblogą mūšį, ne? Scenarius kaip ir tas pats. Nikita stengiasi pereiti į artimą dvikovą ir sėkmingai atakuoti savo priešininką. Pastebėjome, kad Rusas linkęs nuleisti žemai galvą ir tai, žinoma, prie gero neprives šioje dvikovoje. Jeigu kovotojas pernelyg to naudojasi, jam gali būti atimti taškai eigoje. Čekas sėkmingai išvengia artimos pozicijos, tai yra klinčo ir atakuoja iš toli. Kol kas apylygė kova antrame raunde. Dar vienas klinčas. Rusas apeliuoja teisėją, kad juos įskirtų, neva oponentas pats imasi iniciatyvos ir susirakina artimoje dvikovoje. Manau, tai netiesa. Nikita pats stengiasi ją pereiti, nes žino, kad tai puikiausias raktas į pergalę šioje kovoje. Na, verta pažymėti, jog kova tikrai apylygė, bet galima išvysti šiokį tokį Jacko Batesono pranašumą. Sėkmingai išeina iš šonus, sėkmingai kontratakuoja atsitraukdamas ir automatiškai tai turėtų atsispindėti kompiuterio rezultatuose po antrojo raundo. Dar viena sėkminga ataka nuo Jacko. Baigėsi antras raundas. Manau, anglas veda kovą ir vienintelis būdas Nikitai pasipuošti aukso medaliu šiame finale 18 Algirdo Šotsko tarptautinio bokso turnyro metu, tai yra laimėti kovą aiškia persvara. Kaip bus trečiame raunde, mes pamatysime. Bet manau, Ruso stovykla turi priimti kardinalius sprendimus, o kaip tai pavyks, mes pamatysime jau netrukus. Anglas šiuo metu veda kovą.
Kągi, prieš mūsų trečias raundas. Nuskambėjo gongų dūžis. Ir pažiūrėsime, kasgi laimės aukso medalį svorio kategorijoje iki 52 kg. Ar tai bus Džekas Beisonas iš Anglijos, ar Nikita Tomilovas iš Rusijos. Nikita kiek atsidengęs. Rankos žemyn leistos. Ko gero labai pasitinkanti savimi. Tai jam gali kainuoti taškus. Nes Anglas labai gerai jaučia distanciją, neprisileidžia savo oponento, o dar sykį rodė. Tikslus smūgiai priekinė ranka. Kairys kablys iš kairės. Jis pasiekė tikslą. Netgi matome, jeigu ir to pačioje artimoje kovoje, kuri yra pakankamai dėkinga Rusui, Džekas sugeba gan neblogai boksuotis. Klausimas, ar jis pelno taškus, bet psichologinė pusė, kuomet tu matai, kad priešininkas tavo stichijoje dar vienas smūgis dešinės Nikitai, tikrai turėjo būti išskaitytas. Manau, Anglas kontroliuoja padėtį ir yra pakeliui ant pirmosios vietos pjedestalo apdovanojimo. Gan techniškas boksininkas. Jis pradėjo boksuotis 11 metų. O pirmąją aukso medalį iškovojo 2012 metais auksinių pirštinių turnyre Latvijoje. Taigi sportininkas yra pakankamai pakeliavęs po visą Europą ir tikrai patyręs. Tai atsispindi šioje dvikoje. Dar vienas sėkminga ataka. Dar vienas smūgis. Tai turėtų garantuoti saugią pergalę kovotojų Didžiosios Britanijos taškais. Puikus distancijos išlaikymas, technikos panaudojimas. Kaip ir matote artimoje kovoje, jis puikiai gynėsi, neleidžia Rusui pasiekti jo pozicijos. Puikiai kova. Paskutinės raundo sekundės. Gongas. Kągi, pasibaigė pirmoji Algirdo Šociko tautinio bokso turnyro finalinė dvikova, svorio kategorija iki 52 kg, kurioje susitiko Džekas Beisonas ir Nikita Tomilovas. Kas nugalės, paaiškės jau netrukus. O kaip ir puikiai matėte, kovos eigoje persvara buvo nugalėjo Džekas Beisonas. Tikrai pelnyta pergalė. Ir pirmasis kovotojų aukso medalis Algirdo Šociko tarptautinio bokso turnyre. Lauksime ją sugrįžtant kitą metą.